Verslo žinios bandymams gavo lietuvių sukurtą GetNord Onyx išmanųjį telefoną. Jis atsparus dulkėms, vandeniui ir smūgiams. Bent jau taip teigia gamintojas. Mes nusprendėme visą tai patikrinti. Pavyzdžiui, kas nutiktų, jei pamėgintumėte šiuo telefonu nufilmuoti žuvytes akvariumą? Tačiau akvariumas menkas iššūkis. Telefonas skirtas pramonės ir statybų profesionalams, o jie apie akvariumus nesisukinėja. Dažniau juos rasime statybų aikštelėje, kurioje telefonams iškyla visai kiti pavojai. Pavyzdžiui, vėluojantys subrangovai. Veikia. Taip, telefonas išgyveno ir subrangovo pyktį. Tačiau ar jis gali atlaikyti nelaimingus atsitikimus, kurių gausu kiekvieną apsimiegojusį rytą? Kas nutiks, jei jį netyčia pervažiuosime automobiliu? Kaip matote, GetNord Onyx bandymus atlaikė. Tačiau išmanusis telefonas ne vien korpusas. Likusius įspūdžius apie programinį įrangą, baterijos gyvavimo laiką ir kitus dalykus skaitykite verslo žinių portale vz.lt.